Šaulys. 2026 šauliams bus metai, kai svarbiausia taps ne greitis, o kryptis. Tai laikotarpis kviečiantis sustoti, įvertinti nueitą kelią ir sąmoningai rinktis, kur verta skirti savo energiją. Sausis. Jums verta neskubėti plėsti veiklų ar prisiimti naujų įsipareigojimų, nes šį mėnesį daugiau naudos duos jau pradėtų darbų užbaigimas ir realių galimybių įvertinimas. Vasaris. Santykiai su partneriais ir kolegomis gali reikalauti daugiau kantrybės, todėl naudinga aiškiai aptarti lūkesčius ir vengti pažadų, kurių vėliau gali būti sunku laikytis. Kovas. Darbe ir kasdienėje rutinoje svarbu saugoti sveikatą, ypač energijos balansą, nes pervargimas gali sumažinti produktyvumą ir motyvaciją. Balandis. Tai palankus metas kūrybai, saviraiškai ir veikloms, kurios teikia džiaugsmą, tačiau verta vengti rizikingų finansinių sprendimų ar impulsyvių išlaidų. Gegužės. Jums gali tekti daugiau dėmesio skirti darbo sąlygoms ir bendradarbiavimui, todėl naudinga stiprinti tvarką ir aiškias ribas kasdienėje veikloje. Birželis. Santykiai ir bendri finansai taps svarbia tema, tad verta atvirai kalbėti apie pinigus, atsakomybės ir ateitys planus, vengiant nutylėjimų. Liepa. Profesinėje srityje gali atsirasti daugiau atsakomybės ar matomumo, todėl svarbu veikti nuosekliai ir nepervertinti savo jėgų. Rugpjūtis. Kelionės, mokymai ar naujos patirtis gali būti labai naudingos, jei jas planuosite apgalvotai ir vengsite chaotiškų sprendimų. Rugsėjis. Finansai pareikalaus daugiau disciplinos, todėl verta peržiūrėti biudžetą ir vengti skubotų investicijų ar skolų. Spalis. Santykiuose ir draugystėse gali išryškėti vertybių skirtumai, tad naudinga rinktis atvirus pokalbius, o ne tylų nusivylimą. Lapkritis. Jums gali prireikti daugiau vidinės tylos ir poilsio, todėl verta sąmoningai sumažinti tempą ir pasirūpinti emocinę sveikatą. Gruodis. Metų pabaiga palanki ramiam apibendrinimui, kelionėms be skubos ir pasiruošimui naujajų etapui, remiantis patirtimi, o ne vien optimizmu. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.